Nepažabotas liežuvis. Mano broliai, nesistengkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas, juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas jos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girią, ir liežuvis yra ugnis, nedorybės visatas. Liežuvis glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo ratą, patsai pragaro padegtas. Kiekvieną žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų padermę tramdo ir sutramdo žmonių padermė, o liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Jo šloviname viešpatį savo tėvą ir jo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas ir vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus.